Įsivaizduokite pasaulį, kuriame beveik kiekviena valstybė yra skolinga. JAV – trilijonai, Europos šalis – trilijonai. Neturtingiausios ekonomikos gyvena iš skolintų pinigų. Jeigu visi yra skolingi, kam jie skolingi? Kas yra tas, kuris skolina visam pasauliui? Ir dar svarbiau, kodėl ši sistema niekada nesugriūna, nors logiškai turėtų. Šiandien suprasi vieną dalyką, kuris pakeis tavo požiūrį į pinigus. Skolos nėra sistemos klaida. Skolos yra pati sistema. Sveiki, čia kanalas Įdomu žinoti. Jei nori suprasti, kaip iš tikro veikia pinigai, ekonomika ir pasaulis, spausk prenumeruoti. Šiandien mes išnarpliosime vieną labiausiai nesuprastų temų, kodėl visos šalis skęsta skolose ir kodėl jos iš jų niekada neišlips. Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo nelogiška. Jeigu žmogus turi per daug skolų, jis bankrutuoja. Jeigu įmonė turi per daug skolų, ji žlunga. Tai kodėl valstybės gali būti skolingos trilijonus ir nieko nenutinka ir dar daugiau, visa sistema veikia būtent taip. Tai nėra klaida, tai yra dizainas. Kad suprastum skolas, turi suprasti vieną labai paprastą, bet šokiruojantį dalyką. Didžioji dalis pinigų atsiranda per skolą. Kai bankas tau suteikia paskolą, tie pinigai dažniausiai neateina iš kažkieno santaupų. Jie yra sukurti, tiesiog įrašyti į sistemą. Tu pasiimi paskolą būstui, tarkim 100 000 eurų, tie pinigai atsiranda rinkoje. Bet čia yra problema. Tu turi grąžinti ne 100 000, o daugiau, su palūkanomis. Tai reiškia vieną labai svarbų dalyką. Sistemoje visada reikia daugiau pinigų, nei jų yra. Ir tie papildomi pinigai atsiranda tik tada, kai kažkas kitas pasiima naują paskolą. Kitaip sakant, kad sistema veiktų, skola turi augti. Dabar pereikime prie valstybių. Valstybės daro tą patį, ką ir žmonės. Leidžia pinigus. Bet dažnai jos išleidžia daugiau, nei surenka per mokesčius. Ką jos daro? Jos skolinasi. Jos leidžia obligacijas, tai yra pažadai grąžinti pinigus ateityje su palūkanomis. Kas jas perka? Bankai, fondai, kitos valstybės, centriniai bankai. Ir taip atsiranda milžiniškos skolos. Bet čia yra svarbiausia. Valstybės beveik niekada neplanuoja atsimokėti visos skolos. Jos planuoja ją perfinansuoti. Tai reiškia, seną skolą padengti nauja skola. Ir dabar prieiname prie esmės. Kodėl visa tai nesugriūna? Nes sistema remiasi trimis dalykais. Augimas. Ekonomika auga, atsiranda daugiau pinigų, skolas lengviau aptarnauti. Infliacija. Pinigai nuvertėja. Skolos realiai mažėja. Pasitikėjimas. Visi tiki, kad valstybė sugebės grąžinti, sistema toliau veikia. Tai kaip dviračio minimas. Kol judi, viskas stabilu. Sustoji, krenti. Kas nutiktų, jei skola sustotų? Dabar įdomiausia dalis. Kas nutiktų, jei rytoj visi nustotų skolintis? Bankai nebekurtų naujų pinigų, verslai nebegautų finansavimo, vartojimas kristų, ekonomika sustotų ir tada prasideda recesija. Tai reiškia, be skolų sistema pradeda griūti. Didžiausi pavojai – per didelės palūkanos, per lėtas augimas, prarastas pasitikėjimas. Istorijoje jau buvo momentų, kai žmonės nustojo tikėti sistema ir tada įvyksta krizės. Tai ar skolos yra blogis? Ne visai. Be skolų nebūtų nei verslų, nei būsto palūkanų, nei augančios ekonomikos. Bet yra viena problema. Ši sistema veikia tik tol, kol visi tiki, kad ji veiks rytoj. Ir jeigu tas tikėjimas dingsta stabilumas. Ir tada skolos tampa ne varikliu, o problema. Jei šis video padėjo tau suprasti, kaip iš tikrųjų veikia pinigai, spausk like, prenumeruok kanalą Įdomu žinoti, nes čia mes aiškinam sudėtingas temas paprastai ir parašyk komentaruose. Ar manai, kad ši sistema yra tvari, ar ji anksčiau ar vėliau sugrius?